Sekmadienio rytas, mes ruošiamės į kelionę vėlgi, nuvažiuosime iki kokia yra aukščiausia statula, čia Floridai, nežinau, aš jos nematęs, net neskaitęs, sakė, geriau, kad būtų siurprizas, tada dar užvažiuosim į Harley Davidson, didžiausią Amerikoje centrą. Ten pasižiūrėsim motociklus, jų kainas, viską papasakosim. Nepabėkit. Šerifas. Miega. Nėra, čia specialiai mašiną visą laiką palitka. Ai, baikeriam, tai jie pasislėpia nuo baikerių. Kad nereikėtų bausti, bet... Šito keliu daug baikerių važinėja. Štai čia taip vadinama ispaniškoji kerpė ar samana, kaip čia ją pavadinsi. Atrodo gražiai, bet tame grožyje slypi kai kas. O nulėkė tas sparnuotas kateris. Tame grožyje gyvena vabaliukai. Jeigu tu juos čiupinėji, tai tie vabalai pradeda skverbtis jodą. Ir jeigu kartais labai pradėtų neštėti, kai būsi, tai jau žinom vaistą, kad vaistų nėra, yra vienintelis, ką reikia padaryti, teptis alkoholiu. Galima net ir iš vidaus biškutį, ne vien tik tai iš išorės. Tomokos, čia buvo gyvenvietės Tomokos, aš angliškai, kadangi moku šypsotis, bet matosi, kad 1764 metų kažkokios gyvenvietės čia buvo. Čia yra tų vadinamų upių, žiūrint, nuo Atlanto vandenyno jis pusiau surus vanduo, galime išeiti su kateriais, ten tolumoj matosi ženklai ribojantis iki 25 mylių per valandą, kai kur yra aplamai užribojantis, kad turi plaukti be bangos, kadangi matyti nerštavietės kažkokias jie saugo ir amerikiečiai iš tikrųjų saugo savo gamtą ir laikosi taisyklių. Kažkokie mašalai mane puola. Ir gerai, kad ta gamta yra tokia išsaugota natūraliai palyginus. Einam pažiūrėsime į statulą. Tai ta statula, kur turėjo mums būti siurprizas. Iš tikrųjų, tai ta statula yra ganėtinai šiuolaikinė, tai čia nėra senovės indėnų statula statyta, jinai pastatyta senovės indėnams. Vienas turtingas amerikietis, kuris žavėjosi indėnų kultūrą, sugalvojo va taip įamžinti, šitą parkelį įrengti, reiškiasi ir tą statulą padaryti. Štai va tokius va kaip ir, nežinau, atsisės galima, kaip amfiteatras mini. Tai kažkiek uraganų ta statula yra aplaužyta, jinai tokia betoninė, žinai, bet svarbiausia yra pati idėja, kad jeigu turi pinigų, pasidalini su visuomenė, leidi tai visuomenė atvažiuoti čia, pasigrožėti gamta, pasigrožėti va štai tokiais ąžuolais, ta statula tik tai, kad tam tik tai pritrauktų, kad tu atvažiuotum iki čia, o po to gali pasidžiaugti, ta statula tai 100 metų galbūt. Bet va, kokio dydžio ąžuolai auga. Jau turbūt irgi tūkstantmečius menantis ąžuolai. Jie, storių, tai
panašus į mūsiškius, bet lapai tai toli gražu visai kitokie yra, jie tokie visai kitaip atrodantis negu mūsų ąžuolai, ant jų mėgsta augti ispaniškosios kerpės šitas. Žodžiu, grožis yra neapsakytas, kiekvienam pasaulio kraštelyje yra savo gamtos žavesio. Keliaujame į baikerių šou. Tai šiandien yra paskutinė diena, kai vyksta. Žmonių judesio yra, reiškiasi, tikriausiai šou bus irgi. Ir visur aplinkui tik tai dūmų parduotuvės. Baikeriai būna ir tokie. Žodžiu, žmonės linksminas, ilsisi, gėrisi savo motociklais. Žiūri kitus. Visą gatvę, kiek matom, ten toli yra vien motociklų paroda. Vyksta veiksmas. Ir pagerintas motociklas. Harley. Honda. Štai po savaitės laiko Amerikai, kur iki vandenyno Atlanto mums 7 minutės kelio, nuo 7 iki 12 gal kaip kada pasiseka. Mes per savaitę laiko pirmą kartą atvarėm prieš vandenyno. Tiesiog gal nebuvo, kada turėjom kitų užsiėmimų. Bet vanduo ir yra vanduo, bekraštis vanduo. Puikiai įrengtos prieplaukos, molai. Taip, atvažiavus į Ameriką, jeigu jūs pamatysit va šitą būtent vėliavą, tai čia yra dabar visos spalvos, bet jeigu pamatytumėt, pavyzdžiui, su raudona, tai būtų gaisrininkų vėliava, žalia būtų military, tai kareivių vėliava, mėlyna būtų policijos vėliava, jeigu su mėlyna juostele, su balta, nematau seselio, ne Dainiau? Su balta seselė, turbūt, geltona ir dar kita tokia šitra neindžiūrių. Bet jeigu pamatysite šitą vėliavą, reiškia, kiekviena spalva kažką kitą reiškia. Mokėjom už skandinę, pirkom pizzos, pavalgysim, mokėjom už 3 dalykus, beveik 14 dolerių. Čia kultūrinė kaina, kai grinai ant paplūdimio kranto, viskas gerai, tai ką aš kanau, 5 vietinės. Va, kai floridiečiai ar floridiškai, ką turi ilgus paplūdimius, žmonių begalė, bet kadangi paplūdimiai yra labai ilgi, labai daug, tiek mažai srautas skirta. Nereikia grūstis į mūsų planuotai vanduo. Kai kurie žmonės laidos, kai kurie vaikšto su striukėm, paradoksas, einam pažiūrėti, kaip žuvauja žvejai. Žvejų yra nemažai, kai jie čia gaudo, toj pasižiūrėsime. Skurdo žuvytė. Wow. Pardavimas yra kemperių. Važiavus Ameriką, galit laisvai už $189 995 nusipirkti ir pakeliauti. Lengva ranka, patogiai. Didžioji Harley Davidson parduotuvė.
Šiaip tai jau veiksmas jau į pabaigą, sekmadienis jau liūdnesnė muzika groja, jau žmonės renkasi visas prekybinės vietas. O pažiūrėsim, gal dar ką nors rasim, bet šiaip jau palapinės yra tuščios. Kol mes vaikščiojom po Daytona Beach tą paradą, tai žodžiu, jau beveik visi ir išsivažinėjo. Harley Davidson karalystė. Ir ant jų visų yra lipdukas, kad šis baikas turi garantiją visam gyvenimui. Kiekvienas skoniui. Šitam gražuoliai uždėta nauja kaina. Buvo 21, dabar 16. Kas pageidaujat? Parduotuvės dydis, vien tik tai aksesuarai. Ir dar yra antras aukštas į viršų. Vieno dydžio parduotuvė. Kainas, va šitą kuprinytę $100. 180. Kiek čia? Va, 110. Normaliai už vardą negalėjo, privalai už vardą susimokėti normalius pinigus. Priklauso $20. Keisiukas. Žymieji lenktyniniai motociklai 72 metų. Gyva legenda stovi. $1942 metų karo laikų gamintas karo pramoniai. Po to modifikuotas 47 į va tokį modelį. Visa istorija čia. Šalmukai. Dar gerai. Nieks nepamaitino kurį laiką, tai dar vis laukia jisai, kol įpils valgyti. Baigėsi ilga diena, atvažiavome ilsėtis. Nepamirškite prenumeruoti, nepamirškite spausti nykščio, nepamirškite paspausti varpelio ir iki pasimatymo. Ilsimės.